Viktorija, norėčiau papasakoti tau apie naujai mūsų vystymą projektą Spanguolių takai, kuris yra Riešėje. Čia yra 68 namai, tiek vieno aukšto namai, tiek 2 aukštų namai. O kokia kvadratūra vieno aukšto namo? Kvadratūra svyruoja nuo 102 iki 105 kvadratų. O 2? 2 nuo 115 iki 118. Tai aš taikausi tada į tą 2 aukštį labiau. Okay, einam parodyti. Einam. Tai va. Tiesiai erdvė iš karto. Taip, tiesiai erdvė. Čia yra numatytas vonios kambarys. Didžiulis vonios kambarys, kuriame telpa arba vonia, arba dušas. Bet yra ir antram aukšte. Taip suprantu, dar vienas. Dar vienas mazgas yra ir antram aukšte. Tiesa, kol kas antras aukštas palauks. Tikrai yra ką pamatyti ir pirmame. Numatyta didžiulė virtuvė. Čia galima daryti salą, galima jos nesidaryti. Čia didžiulis valgomasis, praeinamasis. Toks, jeigu atvažiuoja giminės ar svečiai, čia tikrai visi tilps. Daug žmonių gali čia atvykti. Tai tikrai daug. Ir ta minkštoji dalis, vadinkim taip, 3-vietė sofa, 2-vietė sofa ir televizorius. Ta didžioji svetainė yra 46 kvadratai. Tai čia apima visą virtuvę ir sėdimąją dalį. Ir šokius lengvai galima čia suorganizuoti. Šokį, pokiai čia neapsėsite to. Ir pašaukti, kad ar užkaisi puodą. Taip, nes atstumas tikrai nemažas. Tikrai. Vietos užteks viskam. Erdvės įspūdį sustiprina ir didžiuliai langai abiejuose namo aukštuose. Einam į antrą aukštą, parodysiu visą išplanavimą. 3 kambariai matau jau. Taip, 3 kambariai, tai yra didžiulis vonios kambarys, vienas miegamasis 13 kvadratų, kitas miegamasis 13 kvadratų ir didžiulis tėvų miegamasis, vadinkim taip, 17 kvadratų. Oho. Su didžiuliais langais. Stogas jau man patinka. Taip, su šlaitiniu stogu. Irgi gali sieninę spintą šitoj pusėje montuoti, gali toj pusėje planuotis taip, kaip norit. Dar toks kaip ir darbo kambariukas, darbo erdvė galėtų būti čia miegamąja. Tikrai labai patogus išplanavimas, bet kiti svarbus klausimai tai yra techninė dalis, kaip su šildymu. Taip, visam name išvedžiotas gryninis šildymas, tiek pirmam aukšte, tiek antram. Reguliuojamos zonos, galite reguliuotis tiek miegamojo zoną, pasišildyti, pasišaldyti. Numatytas šildymas yra oras vanduo. Kas liečia stogą, stogas, kaip matot, irgi dar kol kas nėra apšildintas, bet prieš parduodant, prieš sandorį mes apšiltinam stogą, sandarumo testus atliekam, paruošiam, kad atitiktų A++ klasės reikalavimą. Kaip gerai, kad patiems tokiais reikalais rūpintis nereikia ir galima susitelkti į namo interjerą arba į terasos įrengimą. Prašau, užeinam į didžiulę terasą. Čia mano mėgstamiausia namo dalis. Aš čia vat jau grilinčiau. Baseiniukas, gyvenimas gražus, ramus, miškai kvepia ten. Sadina tujom, visiškai izoliuojatės nuo kaimynų ir turit labai privačią teritoriją. Labai ir erdvės labai daug. Visas sklypas čia 5 arai, tai čia užteks ir futbolo aikštyną dar bus. Labai, labai gerai. Spanguolių takai tikrai puikiai vieta gyventi. Aš lieku čia.